Minėdami Tarptautinę mokytojo dieną, Druskininkų moksleiviai nešini gėlėmis sveikino savo mylimiausius mokytojus. Mokytojams tądien buvo skiriami gražiausi palinkėjimai, tariami gražiausi žodžiai, o Druskininkų vandens parke visose savivaldybės mokyklose dirbantiems pedagogams organizuotas šventinis renginys. Tądien renginyje dalyvavę mokytojai sakė, kad profesinė šventė kasmet jiems svarbi, o mokytojo vaidmuo kiekvieno mūsų gyvenime yra ypatingas. Kiekvienais metais ta šventė, žinoma, būna ir tokia pati, nes tai mokytojo diena, ta pati šventė, tačiau mokiniai ją paruošia vis kitokią. Ir atrodo, kad vienais metais jau praeina ta šventė, galvom, kad kitais metais jau tokios nebus. Bet žiūrėk, ji būna dar gražesnė, dar šiltesnė, dar spalvingesnė. Ta mokytojų diena, man atrodo, turėtų būti visiems artima. Už tai, kad mes visi jauni ir seni vis tiek praėję tą kelią, visi praėję mokyklą. Tai, sakyčiau, ne tiek mūsų profesinė šventė, bet viso šalies šventė turėtų būti. Ir manau, kad ta šventė švenčiama yra tikslingai, kad priminti tiems esantiems, buvusiems ir būsimiesiems, kad visi mes praeisim tą kelią, mokyklos kelią. Kokį apskritai pėdsaką kiekvieno žmogaus gyvenime palieka mokytojas? Aš manyčiau, kad gal patį giliausią, todėl kad mokytoją mes pažįstam nuo pat mažens, nuo pačios pradinės mokyklos ir tas žmogus mus lydi visus 12 metų. Tai tą grūdą, kurį jis pasiekia kiekvieno širdyje, tai nebūtinai tos žinios, kurias tu gauni, bet pirmiausiai žmoniškumas, pirmiausiai bendravimo mokymasis, pirmiausiai supratimas ir ypatinga meilė. Todėl, kad jeigu tu ją gauni iš tų žmonių, kurie su tavimi būna visą laiką ir tie nepažįstami žmonės, tai yra tiesiog nuostabūs dalykai. Mokytojas duoda pradžią sąmonės vystyme ir duoda pirmus žingsnius į tolimesnį gyvenimo kelią. Ir mokytojas yra, sakyčiau, brangi asmenybė, kuri suformuoja žmogui tolimesnį gyvenimo kelią, kada jis gauna iš pirmų dienų mažas ir supratimą, ir žinias, ir gali toliau mokytis, toliau siekti gyvenime savo tikslo ir be abejo formuoti savo tolimesnius gyvenimo kelius. Tarptautinės mokytojo dienos išvakarėse Druskininkų mokyklų mokiniai pirmą kartą surengė smagų konkursą Mylimiausias mokytojas, kurio metu paaiškėjo, kuris kiekvienos bendrojo lavinimo mokyklos mokytojas šiemet pelnė daugiausia mokinių simpatijų. Vandens parke surengtoje šventėje susirinkę mokytojai pamatė ir Mano druskininkai kūrybinės grupės sukurtą smagų reportažą apie tai, kokiais kriterijais vadovaudamiesi mokiniai rinko mylimiausius savo mokyklos mokytojus. Vandens parko konferencijų centre organizuoto renginio metu Druskininkų savivaldybės mokytojus sveikino ir mero pavaduotoja, švietimo srities kuratorė Kristina Miškinienė. Mokytojų diena yra ypatinga visai bendruomeniai. Kiekvienas buvome mokinys, o dabar kiekvienas norime, kad mokytojų profesinė šventė būtų ypatinga mūsų mokytojams, mūsų brangiems, mylimiems mokytojams. Ir kiekvieną kartą dovanojame mokytojams šventės, norime pradžiuginti, pralinksminti, parodyti, kokie jie svarbus ir reikšmingi mūsų bendruomeniai, koks atsakingas jų vaidmuo, auklėjant mūsų vaikus, siekiant perduoti žinias, įgūdžius, išmokyti gyvenimo abėcėlės. Taigi, šiandien visi linkėjome mokytojams kantrybės, džiaugsmo, stiprybės ir aišku, kaip dainavo Kristina Žaldokaitė, mylėti ir būti mylimiems, dalintis meilę ir tikėti gerąją ateitimi.
21 savivaldybės švietimo įstaigose dirbančiam pedagogui įteiktos padėkos, o visiems tądien šventinėme renginyje dalyvavusiems mokytojams linkėta, kad pildytųsi geri ir gražūs moksleivių linkėjimai, kad jie būtų mylimi ir gerbiami, nestokotų idėjų bei kolegiško supratimo ir pagalbos, įgyvendinant savo sumanymus. Šventės organizatoriai mokytojams paruošė ir ypatingą koncertą. Savo dainomis juos sveikino jų kolegų, mokytojų duktė ir anūkė, druskininkietė Kristina Žaldokaitė. Kai nieko nebelauksiu ir leisiu tau išeiti.